Mūsų laidos viešnia šiandieną žinoma dailininkė Sigutė Ach, kuri dalinasi savo geros savijautos receptais. Kalbėsime ir apie žemdirbystę, ir apie kūrybos galią, ir apie poreikį džiaugsmų dalintis su kitais. Su dailininkė susitikome kūrybinėse dirbtuvėse. Tai jos erdvė, jos saugumas, jos ramybė. Čia ir gimsta sparnuotos karvytės, svajingi ežiukai, žieduoti žmogučiai, pavasariniai lietus ir visa kita, kas yra Sigutės Ach pasaulis. Ne vieną suaugusįjį stebinantis fantazija, gerumu ir šviesa. Harmonija – tai ta jėga, kuri padeda šiam pasauliui atsirasti ir sušildyti kitus. Man labai reikia, kad būtų sparnuotos karvytės. Man realiai jų reikia. Tai aš jas dėl to ir piešiu. Ir ta harmonija, aš negalėsiu būti kompanijoje, kol visų nesutaikiau, nenuraminau, nepamaitinau, neišvaliau namų. Niekada nepradėsiu piešti, kol kas nors ne vietoj. Ir visi žinau, jeigu namai yra švarūs kaip operacinė, viskas sudėliotas, sudėta, tada jau reiškia vyksta tikrai rimtas darbas, nes kol dar yra chaosas, aš dar nedirbu. ir jeigu tik tai kažkokie tai įvykiai, kurie yra nesusiję su žodžiu harmonija, aš nepiešiu. Negaliu piešti, nes tuo metu tiesiog taip negyvenu. Bet žinoma, po bet kokio tai įvykio vis tiek aš harmonizuotoje, kaip po tokia, kur aš atsidariu, iš karto būna arbata, pyragėliai, šventė, piknikas, visi turi kažkaip pakylėtai jaustis, tada aš pradedu gyventi. Man toks poreikis yra, tiesiog taip turiu, tokio oro reikia. Ir mes vaišinomės arbata. Kalbėjomės apie kūrybą, sveikatą ir įkvėpimo šaltinius. Gamta ir knygos – tai pagrindiniai dalykai, suteikiantys kūrybinių galių dailininkiai. Fizinis poilsis taip pat labai svarbu. Man reikia ilgai miegoti iš tikrųjų. Jeigu mane jau norisi, reikia tikrai, jeigu reikėtų, kad pailsėčiau rimtai, tai reikia palikti ramybei su puodeliu arbatos, ką nors prie arbatos, knyga ir lova. Ir aš turiu išsimiegoti, turiu skaityti miegoti, tokia lyga be lygos. Tai čia yra mano kaip ir tokia, sakyčiau, imuniteto kelimo terapija, pabūti tiesiog ramiai, jeigu tikrai yra psichinis pervargimas, bet čia vėl rizikinga, jeigu kalbėt apie sveikatą, aš pradedu atrasti dar vieną dalyką, kadangi matot, man jau yra daugiau nei 40 metų. Kol aš buvau jaunesnė, matyt, užtekdavo pagulėti 3 dienas ir po to vėl šoki, bėgi, darai. O dabar, jeigu taip pagulėti 3 dienas, nebėra jėgų bėgti šokti, o kodėl, nes nejudėjai. Dabar dėl to yra filosofija judėjimas gamtoje. Tai susirandi daug būdų, ką veikti. Aš nemėgstu sporto klubų, nors žiemą, žinoma, tenka ten apsilankyti. Bet aš stengiuosi, ką nors, tą vadinu Sigutės žygdarbiais ir jau mano pora draugų yra išbandę, į ką panašu Sigutės žygdarbiai. Tai yra irgi pasveikti nuo pervargimo, tai reiškia pamiegojai ten 8-9 valandas, 10. Viskas. Po 10 miegojimo valandos aš keliuosi, net jeigu man bloga, skauda galva, džiūvus burna ir akivaizdu, kad reiktų dar pagulėti. Aš keliuosi 4 iš lovos. Bet dažniausiai atsikeliu tik tada, kai užsimerkus pradedu galvot, kokio reikia žygdarbio, nes aš dar esu ir gelbėtoja. Man reikia sugalvot, ką čia reiktų išgelbėti. Tai gelbėti galima pomidorų šiltnamie, nes prižėlė daug atžalų. Ir tas galima, pavyzdžiui, turėjau kaime sugedusi visai kelią. Ir kaip ir trapiai miniatiūrų paišytojai savo mažom rankelėm ir nedėrėtų tasyti akmenų. Bet aš laukiau svečių ir aš žinau, kad su savo maža mašina jie tikrai nepravažiuos pro tą milžinišką balą. Ir mes dviese su mano drauge, stomatologė, reiškia miniatiūristė ir stomatologė. Ėjom taisyti kelio. Jis sakė, jos atostogų tai yra viena įspūdingiausių dienų. Mes 5 valandas tampėm didžiulius akmenis, rinkome juos iš miško, vežėm smėliuką, ieškojom, kur prikasti ir užkasėm tą balą. Sigutė – gamtos vaikas, pasisemintis iš jos jėgų ir tausojantis viską, kas gyva. Net buities darbuose ji atidi ir draugiška aplinkai.
Labai stengiuosi rinktis tik vandenį, jeigu galiu. Tada muilą, tada jau perku ką nors ekologiško, jeigu plauti indus. Aš ilgą laiką kaime turėjau tik šaltinį ir tenai ploviau ir indus ir net ir žiemą atsineždavau dubenį su karštu vandeniu ir perplaudavau indus, užtenka užsidėti guminės pirštinės ir nešala rankos. Bet žinant, kad tas šaltinis bėga ir nubėga, negali tenai bet ko pilti, tai Feirio tai aš neatsimenu, gal kokį jau 14 metų šio neturiu. Mane supa tos priemonės, kurios rekomenduojamos kaip natūralios, suyrančios ir nežinau, kiek galiu dalyvauti tam ekologiniam gyvenime mieste, žinoma, tas yra sudėtinga, tas rūšiavimas vis dar kelia abejonių, ar jis pavyksta ar nepavyksta iki galo, bet tas man labai patinka ir dabar, norisi iš tiesų ir visokie popieriniai maišiukai daug labiau traukia ir drobiniai negu tie. Esi apsuptas to ir žinoma, mano šiemet debiutas, aš nors 4 metus gyvenu kaime vasaromis, bet aš tik šiemet išsiauginau pirmas bulves, morkas. Jo, burokos labai nedideli, tokie eksperimentiniai kiekiai, bet tai buvo toks įspūdis. Aš uostau, ragauju, jaučiu ir pagal tą viską ir susirikiuoja tie prioritetai ir dėl to tas kinta. Dėl to ir juokiasi, sako, ar jau žinot, kad pas Sigutę nauja religija, natūrali žemdirbystė? Sako, jau buvot, jau gavot iniciaciją. Nes aš esu žmogus, kuris būtinai turi pasidalinti su 100 žmonių. Man džiaugsmas padidėja. Aš negaliu džiaugtis viena. Man yra baisus dalykas. Jeigu aš turiu kažką gero ir jeigu aš neparodžiau, nedaviau paragauti, tai žiauru. Matyt, taip yra ir su kūryba. Svarbiausia duoti kitam, dalintis ar net provokuoti. O paskui, pasak Sigutės, kūrybinis procesas veikia kaip terapija. Paleisdavo mane šeima išeiti, maži vaikučiai būdavo, tai ten visi laukia, kada jau mama ta grįž. O aš, aiškiai, su darbeliais Pilies gatvėje ir ten aš piešdavau. Ir aš pripratau būti stebima ir komentuojama. Ir tuo pačiu nebūtina, kad žmogus šalia pas mane pieštų. Jau tai, kad jis mato, kaip piešiu aš, jisai jau dalyvauja. Ir aš prisisėmiau drąsos rodyti. Nes žmogaus komentarai, aš iš tiesų nesu išgirdus, gal nesustodavo tie žmonės, kuriems aš nepatikčiau. Žinot, kaip labai gerai, kam neįdomu tas ir nesustoja, praeina, suprantat. Bet kai ateina moteris prie tavęs, čia 10 kg, čia 10 kg, čia iš Galės, čia iš kokios Maksimytės, įsivaizduojat, jau 92 metais jau aš tai Pilies gatvėje būdavau tokias studenčiokės amžiaus. Ir matosi, kad nei pirks, nei mane kalbins, nes nei laiko yra, nei jėgų turi. Bet jinai įkrenta į tą mano tokio didžio paveiksliuką akimis, aš tai jaučiu, kaip jinai į jį įkrito. Tarsi atėjo žmogus. Aš tyliu, žiūriu, kaip žiūri. Ir staiga jos veide sprogsta šypsena. Suprantat, tai yra pavasaris tavo akise, iš rudens pavasaris atėjo. Kaip žmogus nusišypso. Jis ateina ir jis yra joks pradžioje, ar ne? Po to jisai žiūri taip kaip žiema, jisai ramiai. O po to staiga vidury žiemos ateina pavasaris. Jisai kažką suprato ir jis atsivėrė, kai širdis atsivėrė, ar ne? Tai va tokių dalykų iki pagaugų, tu negali patikėti, kaip su tais krepšiais, su to sunku gyvenimu rasti laiko mano mažam paveikslėliui ir dar jį įsijausti ir dar jį su juo suskambėti. Tai man tas būdavo toks komplimentas. Dabar jau, kadangi aš turiu vardą, tai manimi kartais vaišinami yra labai solidus žmonės, pavyzdžiui, medikai. Atvažiuoja 15 medikų, kurie yra pakviesti, reiškia, į tokį pasimatymą Sigutės dirbtuvėse. Visi susėda, reiškia, ir jie yra ponai gydytojai. O aš tai čia piešiu sparnuotus kažkokius tai vabaliukus, bet aš net nepiešiu, piešie, jie dar to net nežino. Ir jiems yra pasiūloma, reiškia, papasakoma, kaip čia bus. Tai kai būdavo pirmieji tie užsiėmimai, tai aš galvodavau, šakės, tai čia visi sakys, jie bus mandagus, jie sakys labai malonu ir už 15 minučių išeis. Vyrų, įsivaizduokit, jeigu yra, dar supranti, kai moteris, bet kai yra 50-mečiai profesoriai. Ir staiga jie piešia. Pradžioje jie piešia formaliai, nes jie yra mandagų žmonės, jie turi sudalyvauti tokia forma bendravimo, viskas aišku. Bet kadangi mano tas užsiėmimas vyksta 3 valandas,
Ir po truputį jie piešia, bet aš ir stebiu. Jie visi ne giminės, jie ne bendraklasiai, jie iš skirtingų erdvių, jie ne kolegos, jie kolegos tik bendraja prasme. Ir šitie rimti ponai staiga pradeda tirpti. Jie pradeda šypsotis. Suprantat, jie dar nepamatė mano paveiksliukų, aš dar jiems neapipaišiau ten iš vienos iš jų dėmelės, neparodžiau kaip ten, aš tik paprašiau pamatykit ir patys parašykit, ką matot, kas mato kaimyną, kas mato puodą, kas arbatinuką, kas juoką. Bet suprantat, jie pradeda kažką matyti. Tai nenori pasakysi, kad kūryba. Ir jau išeina po 3 valandų, tai jie beveik pasiruošę apkabinti mane. Ir aš pasiruošus juos apkabinti. Ir visi esam sujaudinti iki ašarų, nes mes visi išgyvenam kūrybinį katarsį. Jie kūrė kažką, prisilietė prie to. Jie išsineša dėmelės, jos tai yra tik dėmelės. Bet jiems tai reiškia jų. Visą pasaulį jos išprovokavo juos. Žinokit, tą matydama, aš dabar kartais galvoju, aš nežinau, ką aš labiau mėgstu, ar piešti, ar išprovokuoti žmogų kurti. Kad nors bet ką. Jeigu žmogus save realizuoja, jis elgiasi savo gyvenime kaip menininkas, net jeigu jisai mūrija, net jeigu jisai santechnikas. Nes jisai kūrybiškai reaguoja į užduotis, jisai yra žingeidus, jam įdomios naujienos ir jis nori pabandyti. Nesvarbu, ką jis daro, jisai jau yra menininkas. Reiškia kūrybiškumas. Jisai kuria. Kūrybiškumas tai nėra, jeigu tu turi teptukų, fotoaparatą, arba tu šoki, arba tu dainuoji. Kūrybiškumas tai yra, kai tu iš ryto atsikeli ir tau įdomu. Kasgi bus toliau. Net jeigu tu tuo pačiu troleibusu per tas pačias 12 minučių atsidursi darbovietėje, bet oras kažkoks kitoks, gal vėlgi. Tau plaukai paaugo 2 milimetrais. Įdomu, ar ne? Pasižiūrėt veidrodį, kasgi nutiko per tą, o dar gal ten sapnai kokie buvo. Ir prasideda įdomus gyvenimas.